Nu ką, liko savaitėlė iki putpelių, tai turiu aš tokią pusiau išrinktą seną šildyklą nuo senų laikų, kai užsiėmėm višiukais ir įvairiais putpeliukais. Tai vat, kadangi dar šalta, kaip ir išsiris vasario 29, tai juos kažkur reikės dar vis tiek 1,5–2 mėnesius auginti, nes laukia kol kas šalta, į malkinę kažkokią neišneši, į garažą irgi ne, nes jiem visiems mažiem reikia iš pradžių bent jau 1 mėnesį laikyti tikrai stiprią temperatūrą, kol jie paauga, apsiplunksnuoja ir taip toliau. Nu, Rusija, kitaip nėra ką daryti, bet tam reikia pasidaryti kažkokią pakankamai patogią jiem priežiūrai, kaip sakant, šildyklą, namelį. Tai va, ir mąstau, kad aš Rusijai įkursiu ją va čionai. Rusys yra šilta, vis tiek yra po namu, yra pečių šalia, vis tiek kūreni ta šiluma tokia, plus šildykla vis tiek automatiškai nuo tų lempučių ta šiluma prisiskirs. Tai va, tai mąstau įkūryti šitą pusę. Man kaip tik labai čia bus gerai tas tarpas pasistatyti tilps. Tai va, kaip minėjau, aš kažkada turėjau tą šildyklą, kaip sakant, visiems paukščiukam, putpeliukam laikyti, bet kai jau galvom, kad daugiau gyvenime gal neužsiimsim ir kad neužimtų daug vietos, aš ją tada išardžiau. Ir aišku, porą dalių, porą ten tų sienų, ASB plokščių, kadangi dideli gabalai buvo, aš jas sunaudojau. Ir dabar pas mane yra tik tai, man atrodo, šildyklos priekis ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu patys pamatysit. Žygiuosiu šį malkinį, nes man atrodo, kažkur ten esu tas likusias dalis sukrovęs. Tai bandysiu tas dalis atsinešti. Aišku, čia dar biškį prasivalysiu. Atsineštas likusias dalis, pasižiūrėti, ką turiu ir ko man trūksta. Ir kažkaip pabandyti vėl atgal sulipdyti, susukti tą visą savo makarajų, kaip sakant. Ir reikia ruoštis, liko savaitė, nebėra kada mėgoti. Su kardoninėm dėžėm mėnesį ar 1,5 mėnesio žaisti irgi, nu, neperspektyva ir visai nelinksmas darbas, nes realiai jie kakos daug, nutrijęs greitas dėžės ir su kardoninėm dėžutėm tu neprisižaisi, čia ne višiukai, porai trejetai dienų, kur ten po to kažkur atiduodi, išveži kažkam pardavimui skirti, o tu turėsi normaliai auginti, kol užaugs didelę putpelę. Tai manau tikrai man čionai Rusijai bus labai optimalus variantas. Malkiniai, nebe juokas, malkų labai nebedaug. Gal nesušalsim, tikiuosi. Reikės turbūt dasipirkti kokių briketėlių ant pavasario ir panašiai. O čia kažkur tai yra ta buvus šildykla. Taip. Nu ir ką mes turim? Nu, turiu kažką čianai. Kažkiek dalių. Gerai. Priekinės durys. O, blemba, nu deformacijos iškrypo viskas biški. Nu, bet aišku, galima patiesinti. Tai gerai. Priekinę dalį turiu. Ir turiu ką? Turiu vieną galą, kur su visais mano buvo termostatais reguliuoti apšildymo intensyvumui ir taip toliau. Nu, vienu žodžiu, kažkokia dalis yra. Ir ką aš turiu? Turiu dar įvairių dalių, bet čia turbūt tikrai bus ne nuo čia. Nu ką, susikrausiu instrumentus. Nes greičiausiai man jų prireiks. Čia ilgų gal tokių nereikia. O trumpesnių varžtelių visokių. Visko gali prireikti gyvenime, bekonstruojant. Nu va, prisinešiau plokščių, o dabar reikia tik tai apsirinkti įvairią nereikalingą smulkmę ir ją pašalinti šią. Apsivalysim dulkes nešimų, labai daug, visose kampuose. Tai, kaip ir Rusy, žinot, apauga visokiais vorais. Pakampės, jeigu ilgai nieko nedarai. Nu va, prisirinkau plokščių, kampą atsilaisvinau, kadangi čia vis tiek kažkur konstruosiu, tai ir tam kampe kažkur tą šildyklą pasistatysiu su tais visais putpeliukais, praktiškai porai mėnesių iki šilto laikotarpio. O po to jau reikia žiūrėti, kai pavasaris ateis bus šilta, ar iš jos į malkinę kokią perkelsiu, ar laukan kažkur vasarai patalpinsiu, tai vat žiūrėsiu, kaip sakant, bet dabar vis tiek kol šalta, tu jų kažkur nei garažą, nei kažkokį šaltą ūkinį negali iškelt. Juos reikia pirmą užsiauginti. Taigi, turiu, kaip sakant, tą priekį su durelėm nuo seno.
Ir turiu čia vieną plokštę. Čia gal galėjo būti ir nuo šito, gal nuo kažko kito. Biškai čia pristatybų naudota, bet esmės man čia baisios didelės nėra, kad ten kokiais dažais pataškyta. Biškai prasivalysiu ir bus gerai. Vis tiek, kaip sakant, pupeliokai sėdės ten šūdai, šiks ir taip toliau, tai kažkokios esmės didelės nėra. Kažkokių čia superinių daiktų nenaudosi tokiam dalykui. Tai vat, tai tiesiog šitą išpjautą kampą aš dabar lygiai nusipjaunu ir pažiūrėjau, kad man visai nedaug reikės nuo va šito seną nupjauti ant gal 5 cm. Tai labai jisai nenužemėja ir visai gaunas neblogas variantas. Tada turiu dvi ilgas sienas, priekinę ir galinę. Šoną kaip ir yra kažką priderinsiu, plus dar turiu va tenai. Tai jeigu ką dar apvienodinsiu tas plokštas ir praktiškai visą keturkampį turėsiu jau pasidaryti, iš ko stogui galėsiu panaudoti ir baltą plokštę, kaip sakant, vis tiek ant jos nevaikščias, jinai bus grinai kaip stogas, tai galiu panaudoti baldinę, čia nuo vaikų lovos likę, tiesiog lovos sulūžo, plokštas tokios didelės liko, tai aš jų neišmečiau, kaip sakant, prie ūkio gali visada prireikti jų kažkur. Tai va toks planas, tai dabar vienu žodžiu pjaunu šitą, susimeruoju, kad vienodas aukštas būtų su tuo ir... Brim. Prikabinau kojas. Dabar užsimesiu tą ilgą galą plokštę ir irgi prisuksiu kojas prie galo. O tada prie šonų prisuksime tos mažesnius šuniukus ir gausis jau kaip ir šildyklos keturkampis visas. Jau panašėja šildyklą. Susukau, o dabar mąstau, kaip čia sukonstruoti, nes dugną aš kaip ir norėčiau daryti prabirantį, tai yra dėti smulkų sietelį, kad šūdai prakristų ant padėklą ir tą padėklą galėčiau manyti, nes jeigu taip tenai žaisti su piuvenam, tai piuvenas irgi iš dalies yra rizika, gali prisilesti, užsilesti ir panašiai. Tai nežinau, man kaip ir nepatinka, o smulkus tinkliukas būtų labai pats tas variantas. Tai vat. Nu va, kažkas panašaus. Jaučiu padėklą darysiu netgi iš kokių gal 2 dalių. Patogiau valyti, vedu per vidurį atramą, nes sietelis nuo svorio, kad po to neišlinktų, nors jis ir taip gali išlinkti, nes pakankamai nemažas plotas šildyklos. Tai vat, tai kaip sakant, stoikiai įdėjau tokiam. Šitoj vietoj iš priekio dar gal prapjausiu biškį, kad išeitų įstumti padėklą, kad po to šūdukam išeitų ištraukti. O čia reiks pilnai uždaryti, kad šiluma per apačią ir visokie skersvėjai iš apačios šalčiai neįtų jiem. Nu va, nežinau, kažkas panašaus. Panaudosim baldinę plokštę stogui. Aišku, dar dugno ten sietelio nieko neįdėjau, bet visai čia neblogai gaunas nuo vaikų lovos šitą nereikalingą plokštę panaudot. Labai gražiai čia prisisuks. Bus gražus stogelis. Tik aš plokštę gal aukštinkom, kad be šitus kilučių nesimatytų. Čia praktiškai labai tiesiai visas viršus gaunasi. Nuostabus. Kaip beveik užsakyti, aišku, būtų galima čia apipjauti biškį, bet aš paliksiu kantelius tokius, kaip stogelį. Visai čia viskas labai nuostabiai, tada tik reikės tinkliuko nusipirkti, kad va čia mum įdėti dugnui ir beveik viskas gaunasi. O! Nu va, kaip ir dar kol kas niekas nepabaigta, stogas neprisukta, bet tiesiog persistačiau į panašiai tą buvimo vietą, kokio įsivaizduoju jis ir stovės pas man čia rusiukė. Tai va, labai nemažai vietos, dar iš tikrųjų galima čiūčiut paduoti arčiau sienas. Ir lis tada šitas stalas tenai. Kaip tik pasėdėti kombikormui, kokiam instrumentam ir panašiai. Tai vat labai čia perspektyva tokia nebloga šviečiasi.
Visai man patinka. Taigi spaudžiam laiką, spaudžiam prijauti kanalą ir laukiam sekančio video. O sekančiam video tai ką, aš nusipirksiu senukose tinklą tam tikro. Dabaigsiu ten apačioj panašiai iš akies pasidaryti, ką man reikia, pritvirtintą tinklą. Nu ir mąstysiu, kaip ten realizuoti ir prisitvirtinti tuos skritinius padėklus ir panašiai. Tai vat, šiam kartui tiek, spaudžiam tą kartą laiką ir iki sekančio video. Iki. Nu tai ką, dar ne iki. Dar tokį padariau triuką. Išsipjau vatinai, ten bus dugnas, setelis. Dabar viską kitaip apsukau. Išsipjau padėkliukam įkišti. Kaip sakant, šudukai, kur iškris padėkliukam tiem tarpus. Ir apsukau aukštinkojam, nes kaip ir minėjau, biški plokštė šita buvo nuo malkinį stovėjimo, kadangi atremta į sieną biški išlinkus tokia. Tai aš dabar biški padariau tokį, kaip sakant, nakčiai biški paspaudimą. Tai vat per naktį pastovės ir vis šitas svoris biški paspaus tą sistemą ir tą plokštę, kadangi jinai biški yra išsigulbusi viršų. Tai vat per kokią naktį, per dieną, kol aš iš darbo grįšiu, man biškutį šitą plokštę apatinė pasitiesins. Tai va, toks elementarus triukas. Kaip sakant, aišku, per parą laiko gal ten daug kažkiek nesitiesins, bet gal per naktį kažkiek kelis milimetrus ir paduos ir man jau bus rytoj ta plokštė tiesesnė. Nu, o dabar jau tikrai šiam kartui tiek.